Brangus broliai seserys Kristuje, Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė. Šiandienos Velyknakčio liturgija tikrai turbūt daugeliu iš mūsų iššūkis taip ilgai švęsti, bet kita vertus tai yra tokia patirtis, kuri iš tikrųjų paliečia širdį ir veda į apmąstymą to, kokia galinga yra Dievo meilė, koks galingas yra prisikėlimas, kokia galinga viltis, kad Viešpats mane myli iki kryžiaus mirties ir jo meilė nugali mirtį, nugali nuodėmę ir suteikia man naują gyvenimą. Tai yra krikščionio patirtis, kuri slypi šiandienos liturgijos gelmėje. Šiandien norisi padėkoti visiems, kurie dalyvavote Velyknakčio šventųjų mišių aukoje, kurie klausėtės Dievo žodžio, kurie atėjote ir atverėte širdį Viešpačiui ir išgyvenote prisikėlimą. Norisi linkėti, kad šiuo laikotarpiu jūsų širdį aplankytų iš šventosios dvasios ateinanti viltis, kad ateitų džiaugsmas, kad ateitų ramybė, kad ateitų patirtis, kad mes esame Dievo mylimi. Patirtis, kad Kristus nugalės mirti, daugiau nebemiršta. O mes esame per Krikšto sakramentą panardinti jo malonėje, panardinti tame gyvenime, kuris yra iš Dievo. Brangieji, neškime šiandien tą džiaugsmą, tą gyvenimą, kurį gavome per šventuosius sakramentus, per dalyvavimą liturgijoje, neškimės į savo namus. Dalinkimės, būkime tais šviesos vaikais ir tegu mūsų namuose nepristinga vilties, ramybės, tikėjimo. Tegu iš tikrųjų skamba nuostabus šilumos ir meilės žodžiai, skirti vienas kitam. Pasveikinkite artimuosius, bičiulius, draugus. Ir mes, mūsų parapijos žmonės, sveikiname visus. Būkite, brangieji, palaiminti su Kristaus prisikėlimu. Aleliuja.